Šiandien pavasariška diena, o studijoje turime svečių, su kuriais pasišnekėsim galbūt ne visai linksma, ne visai pavasariška tema, ne apie tokią visai linksmą dilemą, kuri kartais žmonėms vis dėlto iškyla. Yra toks žodis eutanazija. Tai yra paankstintas išėjimas iš gyvenimo tiems, kas patiria didelės fizinės ir dvasinės kančias. Mes taikome tuos dalykus naminiams gyvūnėliams, užmigdydami kačiukus pasenusius, arba kai kurie juos užmigdo tam, kad nereikėtų išmesti gatvę. O kaipgi daryti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų kankinasi savo skausmuose ir kurių kančių negalima palengvinti. Šiandien studijoje turime du Seimo narius, Liberalų ir Centro sąjungos atstovą poną Andrių Burbą ir Tvarkos bei Teisingumo partijos atstovą poną Kęstą Komskį. Pone Burba, jūs esate tas žmogus, kuris nutarė, jog reikia įteisinti eutanaziją Lietuvoje. Eutanazija iš karto patikslinu, kad žmonėms ir susilaukėte įvairių reakcijų, kadangi esate to reikalo prelegentas, tai jums pirmam ir žodis, kodėl to reikia ir kaip jūs dabar ruošiatės čia atsimušinėti tą kritiką, kurią jau išgirdote. Tai visų pirma norėčiau patikslinti, kad tikrai ne aš nutariau padaryti vieną ar kitą įstatymą, aš tiesiog įsiklausiau galbūt į žmonių nuomonę, į savo gyvenimo patirtį ir tiesiog atlikau tą techninį darbą, išanalizavau kitų pasaulio valstybių, galima taip pasakyti, nes jų nėra daug, patirtį, įsigilinomės į Belgijos įstatyminę bazę, į jos pagrindų ir buvo sukurtas, parengtas šitas teisės aktas. Ir tikrai nemanau, kad tai yra mano vieno sprendimas, kad reikia Lietuvai šito įstatymo. Aš manau, kad reikia diskutuoti Lietuvai šitą temą ir aš labai džiaugiuosi, kad ta diskusija yra prasidėjusi, kad įsijungia ją ne tik tais medikai ir bažnyčios atstovai, bet įsijungia ir žmonės. Tikrai yra, kaip jūs sakote, įvairių nuomonių, bet jeigu žiūrėsime sakykime, tą patirtį, arba ne patirtį, o tiesiog tą nuomonę, kuri yra internetinėje erdvėje, tai didžioji dalis, tai yra apie 60% tų žmonių, kurie reiškia savo nuomonę, yra už eutanaziją. Pone Komskiai, turite kitokią nuomonę, tai prašom ją ir išsakyti, toliau pradėsime diskusiją. Na, iš tiesų tai visgi remiuosi daugiau bažnyčias ir Dievo teiginiu, kad Dievas davė žmogui gyvybę ir jis gali tik atimti, tai yra natūralus dalykas, o apskritai tai daugiau praktiniais dalykais, kurio pats esu susidūręs, tai būtent kada... Turite asmeninės patirties. Taip, asmeninės patirties ir kada žmogus ypatingai ilgai serga ir atrodo visgi gydytojai sprendžia dalyką, kad tikrai neilgai gyvens ir gana aiškiai pasako šiais laikais. Bet visgi gydymas eina tobulėja kiekvieną dieną ir galiu pasakyti, jeigu kas buvo vakar, tai šiandien visiškai kiti dalykai ir žmogaus gyvenimą gali, kad ir labai sunkioj ligoj pratęsti labai stipriai. Žiūrėkit, čia klausimas būtų abiem. Ponui Komskiui tai būtų toks klausimas, o jeigu jums pačiam labai skaudėtų ir jūs nebegalėtumėte tverti, kaip jūs elgtumėtės, o ponui Burbai klausimas tada toksai iš karto, o jeigu tams tai štai reikėtų priimti tą sprendimą, imti ir ten atjungti aparatūrą arba dar kažką padaryti, arba taip padėti tą parašą, kad tikrai sutinku, kad štai šitas žmogus jau kenčia per daug. Jūs prisimtumėte atsakomybę, ar ramiai miegotumėte po to? Tai kuris norit galite pirmasti? Visgi, aš visiems, kadangi turėčiau pratęsti praktiškai tą dalyką, ką aš pradėjau kalbėti. Tai visgi, kada turbūt labiausiai skauda, kada matai žmogų, kada jam skauda. Ne pačiam pats fizinį skausmą gali visiems iškesti iki tam tikrų ribų, to labiau, kad dabar yra visiems medicinas tikrai pažengusi, nuskausminimų yra labai gerų ir stiprių, galiu pasakyti praktiškai, bent jau gydytojų kalba, tai praktiškai eina taip nuskausminti, kad visai žmogus nejaustų skausmo. Tai šitoj vietoj, bet kada pats matai ir tada yra skausmingiausiai tas dalykas, bet kada žinai, kad reikės atsisveikinti su tuo žmogum, tada galvoju truputį kitaip ir kiekvieną minutį praleistas su artimu žmogum, tai visiems duoda ir pačiam visą kitokį pojūtį ir tam žmogui, kad tu jam kažkiek galėjai pabūti, padėti, kad jis dar galėjo pagyventi. Aš atsakysiu labai trumpai ir visą laiką pabrėžiu tai, kad
tai yra išimtiniai atvejai. Ir mes nekalbame apie tos atvejus, kada iš tikrųjų yra žmogus oriai gyvena, tiesiog jisai galbūt nejuda, galbūt nekalba, bet jisai nejaučia skausmų ir nesikankina ir gydytojai gali jam padėti, tiesiog, kaip sakote, pratęsti tą, kokia nebebūtų gyvenimo kokybė, tam tikrą laikotarpį ilgesnį. Mes kalbame apie tokius ligonius, kuriems dėja nepadeda nei skausmo pompos, nei morfinas, nei kiti medikamentai tai dienai, gal po metų, gal po 10 galės jam padėti, aš sutinku su jumis. Bet mes kalbame apie tos žmonės, kurie kankinasi ir iš skausmo patys maldauja padėti. Tai čia yra žiaurus dalykai ir tikrai yra daug žmonių, kurie susidūrė su tą problemą. Tai mes kalbame apie tokius žmonės. Jeigu kalbėsime apie, ar aš pats sutikčiau parašyti, tikrai aš pats parašyčiau tokį prašymą, jeigu būtų tokia galimybė ir aš būčiau tokios būklės, nedaug dievė, terminalinės. Aš tikrai pasirinkčiau tokį sprendimą. Bet ar aš atjungčiau, jūs paklausėt, tai aš tikrai būsiu sąžiningas, aš, pavyzdžiui, pats negalėčiau būti nei chirurgas, negalėčiau nei pjaustyti, nei sakykime, negalėčiau pats padaryti, nes dėl tam tikrų priežasčių yra kažkokia tai kraujo baimė, galbūt kiti dalykai. Tai ir aš nesakau, kad tai yra lengvas dalykas. Tai yra tikrai sudėtingas ir mes nesakome, kad tai turi būti pareiga medikams, kas čia yra svarbiausia. Kiekvienas tas gydytojas, kuris turės specialų įsilavinimą, mes kalbam į ateitį, pakankamai toli į ateitį, kuris bus parengtas ir psichologiškai, ir mediciniškai galėtų atlikti tokią procedūrą, bet ir jisai šio įstatymo nuostatos leidžia jam nedaryti, atsisakyti. Nėra jokios prievolės. Jeigu jisai pasako, aš nenoriu, jisai neturi daryti. Tai čia yra labai svarbu, kad žmogus, jeigu jisai pasako, ne, aš negaliu. Nesvarbu, aš mokinausi 4 metus, tai daryti nesvarbu. Ir yra tokių žmonių, kurie padarytų. Žiūrėkite, mes čia susidurėm su to idealiuoju modeliu. Praktikoje ne viskas taip puikiai veikia. Mes žinom, kad įmant ir tą medikų dilemą, būna tokių nusiskundimų, kad rezidentai, praktikantai tenai susiduria, kad juos verčia praktikuoti, daryti abortus, nors pažiūros neleidžia. Yra tokių dalykų, yra tokių kalbų ir precedentų ir ginčių dėl to. Ir lygiai taip pat turime visuomenę, kur dalis jūsų oponentų, kurie nekalba ne apie bažnytinius, ne apie kitokius dalykus, jie sako, mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur gali atsirasti labai jau daug norinčių palengvinti, ypač pasiturinčių senelių ir močiučių kančias. Galiu atsakyti labai iš karto į šitą klausimą. Todėl ir yra. Aš manau, kad šis įstatymas yra pats konservatyviausias pasaulyje įstatymas, kuris turi daugiausiai saugiklių. Visų pirma, konsiliumas 5 medikų, toliau eina gydantis gydytojai dalyvauja, prižiūrintis žmonės dalyvauja, tą pacientą prižiūrintis tame procese. Eutanaziją atliekantis gydytojas konsultuojasi su konsultuojančiu gydytoju, jeigu jam kyla abejonių, kad tas žmogus yra terminalinės būklės. Ar jam kažkas pastumėjo tą idėją, jisai konsultuojasi su dar vienu gydytoju ir yra kontrolės komisija iš 7 žmonių, skirtingų ministerijų, teisingumo, sveikatos ir švietimo, sudaryta komisija, kuri kontroliuoja kiekvieną atvejį. Tai aš sutinku su jumis, kad jeigu mes kalbame, kad yra galimybė nupirkti vieną ar kitą žmogų, bet tiek žmonių įtraukti tą procesą ir baudžiamoji atsakomybė grėstų. Be abejo, yra galimybė, aš nesu tas žmogus, kuris užtikrins, kad 100% yra galimybė bet kokiam įstatymė, bet mes kalbame, kad yra tam tikri saugikliai, yra teisinė bazė, mes esame teisinė valstybė ir abejoti, kad bus piktybiškai, sakykime, įtraukti visi šitie žmonės, tada, jeigu mes abejotume, mes nereikia pradėti nei vieno įstatymo. Aš įtikinę argumentai. Aš galiu pasakyti, argumentai iš tiesų teoriškai jie yra taip, viskas gražu, bet praktiškai yra truputį kitaip. Žmogus, kada sužino ypatingai, kad serga ar kokia nors nelaimė atsitinka, sakykime, avarija, dar kažkas, jis pasijaučia iš karto pats nereikalingas našta šeimai ir jis jau stengiasi pats, atrodo, įtikinti aplinkinius, kad jis nebereikalingas. Tai yra tokia psichologinė būsena, kurioje tikrai jisai viską vertina, viską per kitą prizmę. Ir galiu pasakyti, ir gydytojai yra žmonės ir visgi, kad klysta, tai galiu pasakyti, daug atvejų yra buvę ir mes žinom, kad ir mirtis yra visą jau įvertinę, kad žmogus miręs yra. Ir šitoj vietoje aš manyčiau, kaip tik
reikėtų žmogui labiau padėti tam ligoniui, kaip tik rasti save dvasinės stiprybės, kad jis būtent norėtų gyventi, kad būtent dėl aplinkos norėtų. O tas toksai ieškojimas, aš manyčiau, tikrai nieko neduoda. Aš pritariu ir iš karto lengva tokia replika. Olandija, kur nėra siekiamybė mano kaip įstatymo leidėjo, kuris ruošia teisės aktą, nors ir Olandijoje yra tas įstatymas įsigaliojęs, tai nėra pavyzdys man asmeniškai ir aš tikrai nesivadovau šios šalies patirtimi. Bet kaip pavyzdys, 2/3 prašymų yra atmetami. 2/3 yra atmetami tokioj pakankamai liberalioj šalyje. Tai ką tai pasako, kad tikrai medikai niekas nenori prisimti tokios atsakomybės ir skubėti tam žmogui, kaip sakote, padėti. Tikrai yra daugiau negu pusė žmonės depresijoje, kurie tikrai nelabai suvokia savo situacijos, neadekvačiai vertina visą situaciją ir nori patys išeiti. Tokiems žmonėms ir yra šitie medikai parengti, kad jie neleistų tokiems žmonėms. Tada, kad geriau išsiaiškintume jūsų pažiūros, jūs, pavyzdžiui, už mirties bausmę ar prieš? Geras klausimas. Labai geras klausimas. Ir aš esu už mirties bausmę. Šitoj vietoje aš galiu pasakyti, aš už sunkius nusikaltimus, kada yra atimtas ne viena, o 14 visgi gyvybių, aš esu irgi daugiau šalininkas, kad būtų taikoma irgi mirties bausmė. Bet tada kaip čia, tai jeigu žmogus yra situacija viena, kai gali žmogus nutarti, kad tam reikia atimti, kad jisai pats padarė kitiem labai daug blogo, tai kodėl tada negalima atimti gyvybės tam, jeigu jis pats nori, kuriam labai blogai? Tai visiems tai yra du skirtingi dalykai. Vienas dalykas, kada jau žmogus padarė eilę, sakykime, nusikaltimų, eilę blogybių ir kuriame akivaizdžiai matos, kad žmogus visą tai yra jau nusikaltėlis, jis negali jį pataisyti ir nieks nepataisys, kada ir šiandien matom visą paleido Lingio žudiką, visą pasipiktinusi tauta. Bet kada nužudo, sakykime, Norvegijoje nužudyti ten labai daug žmonių, kada sistemingai tą daro, aš manyčiau, reikėtų išimtinai tokiais dalykais daryti. Čia truputį yra, visgi reikėtų pripažinti, kad čia o ten klaidos momento negali būti? Gali, bet jūs žinot, kad gali, bet kada aš dėl to ir sakau, už labai sunkius ir 14 ten nusikaltimų. Nesakau už vieną visą. Bet eutanazijas visgi reikia pripažinti, tai yra savižudybė. Tai yra savižudybė ir mes reiškiai teisinam savižudybę, tai yra du skirtingi dalykai. Tai dėl savižudybės, aš tik tais papildysiu kolegą, be abejo, jūs esate teisus ir pasaulyje egzistuoja įvairi praktika ir yra aktyvioji eutanazijos forma, pasyvioji, yra pagalba nusižudant. Yra tie vadinami living willai, kada žmogus pats pasirašo iš anksto, kad jeigu būtų tokioje tikroje būklėje, kad negaivintų, kad net jungtų aparatus. Visą dalyką, bet iš principo žinom. Aš tik noriu pasakyti, esmė yra tokia, šitas įstatymas yra išimtiniems atvejams, kaip yra, pavyzdžiui, Liuksemburgo, yra vienetiniai atvejai, kada yra taikomas, sakykime, tokia forma. Bet kodėl žmonės, neturėdami tokios galimybės oriai tą, sakykime, jeigu galime įvardinti ją procedūrą, atlikti, šokinėja per langus, šokinėja po traukiniais, žudosi ir taip toliau. Tai yra geresnis išėjimas. Žmonės ne šiaip savo tai daro. Tai reikia tikrai susidurti savo gyvenime, neduok Dieve, kada žmogus pūva iš vidaus, kada niekas nebevaldo savęs, tai maldauja tavęs padėti ir tu supranti, kad tu jam negali padėti. Ir jisai puikiai supranta savo beviltišką situaciją ir jisai kenčia. Ar mes galim pajausti tą kančią? Tai va čia svarbiausias dalykas. Ir daktaras sako, mes jam nieko negalim padaryti. Geriausiu atveju mes įvesim jį į tokią būklę, kai jis bus be sąmonės ir nežinom, greičiausiai jisai nejaus, bet mes negalim pasakyti. Nes yra antiek sudėtingas ligonis. Aš sakau, čia nėra verslas, čia nėra, kad atėjo, užsipildė, kaip, pavyzdžiui, Olandai dabar nori daryti tokią, kad pensininkas atėjo amžius ir jisai turi teisę be jokios ligos parašyti savo prašymą ir maždaug, čia yra baisus dalykai, ar vaikams, ar pensininkams. Mes kalbam išimtinais atvejais. Tai čia čia yra principinis dalykas, padėti tik tai tiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų
reikia tos pagalbos. Vis tiek nori replikuoti. Aš norėčiau visiems tą klausimą truputį pasukti kitaip. Aš galvočiau kaip tik, ką pats sakai, šoka pro langus ar ten taip toliau. Mes pagal savižudybę šiandien lenkiam visas Europos šalis ir mes puikiai tą suprantam, bet aš čia manyčiau dar mes jas daugiau skatintumėm. Tai vienoje vietoje, tai kadangi mes įteisinam tą dalyką ir pačio tas įstatymas teikimas, kad ten iš anksto gali, kai sakant, pasirašyti, kad aš noriu tokiu atveju galės mane, sakykime, nužudyti ar ten nusižudyti, kaip ten beįvertintum, bet iš tiesų tai nužudyti reikės kažkam tai padaryti. Tai aš bet kokiu atveju galvoju, kad tikrai taip neturėtų būti ir to labiau, kad aš dar kartą kartosiu. Medicina eina į priekį labai stipriai. Ir bet kokiu atveju, jeigu šiandien ir atrodo, kad yra beviltiškas ligonis, beviltiški dalykai. Mano sūnus, gulėdamas ligoniniai, padarė avariją prieš 12 metų, 5 kartus daktarai pasakė, eik atsisveikinti. Ir jeigu aš ėjau, aišku, atsisveikinti, visa kita, viskas tvarkoj, kaip priklauso, bet šitoj vietoj, jeigu aš būčiau netikėjęs, kad tikrai gali išgyti, tai nieko ir nebūtų. 30 dienų išbuvo komoj. Bet viskas, jaunas organizmas, kitas aplinkybės, šiandien vaikščioja gyvas ir taip toliau, jokių, net nežinodamas, net nepasakysi, kad jisai serga. Bet jeigu, o tokių aplinkybių yra daugybės, milijonai, aš manyčiau, kad bet kokiu atveju mes neturėtumėm šiandien tą daryti, yra gana per anksti ir kas yra Olandijoje, mes žinom, kokių yra įstatymų ten įteisinta, aš galvočiau, kad mes Iš tikrųjų, ankstokai. Pone Burba, žiūrėkit, toks dalykas, tipiškas konservatorius jums atsakytų tais argumentais, žinot, kaip būna tas Lidinuokalne. Šiandien įteisinam eutanaziją, kai įteisinsim rytoj. Šiandien įteisinam, pavyzdžiui, kaip sako, štai įteisinam homoseksualų vedybas, paskui įteisinsim pedofiliją ir panašiai. Ir ten galima daug visko sugalvoti. Tai jūsų argumentacija. Aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Visi kalba kaip apie didelį blogį eutanaziją, mes eutanazijos formą pasyviai jau turim. Gal kažkam yra didelė naujiena, Lietuvoje pasyvioji eutanazijos tam tikra forma egzistuoja. Pacientas jau dabar gali nutraukti gydymą ir nevykdydamas tam tikrų procedūrų ar gydymo, kančioje galbūt greičiau mirti. Tai klausimas, tokį mes leidome, bažnyčia leido, visi kiti leido, maždaug, pats atsakai. Čia pats didžiausias konfliktas kilo kame, kada atsirado, kodėl jūs. Galbūt klausimas yra opus, problema egzistuoja, tikrai mes turime daug žmonių, kuriems nebegalim dėja padėti, bet kodėl jūs įtraukite medikus? Vat pats didžiausias klausimas, dažniausias būdavo tai, mes netraukiame medikų, mes netraukiame kiekvieno gydytojo, kuriam duodam, sakom, tu privalai padaryti. Mes kalbame, kad bus specialus medicinos personalo dalyvis, kuris galės atlikti tokią funkciją. Kas tai atliks? Neaišku, jeigu nebus tokio žmogaus, reiškia ir nebus tokios paslaugos. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai mes galime kalbėti, kad gali būti kitokia forma, gali būti pagalba nusižudant, kad medikas nedalyvauja, jisai pasako, štai yra vaistai, tokie ir tokie, tai būk mielas, jeigu tau taip tikrai yra blogai, tai yra pagalba. Tai mes, kuo aš džiaugiuosi, tikrai, kad Lietuvoje prasidėjo diskusija šito klausimu ir visi siūlo kitokias formas, sako, kodėl medikai, o gal pagalba nusižudant, o gal living willas, gal tada mes patys parašome ir jeigu būsime prie aparatų, jūs mus atjunkite. Yra diskusija, reiškia, žmonėms to reikia. Čia ne politika sugalvoja. Jeigu žmonės pasakys, kad to nereikia, reiškia ir nebus. Ir pats svarbiausias dalykas, kaip jūs sakot, jūsų sūnus buvo. Neduok Dieve tokios nelaimės kiekvienam, bet ir šiuo atveju, netgi jūs būtumėt, jeigu priimtumėm tokį įstatymą, ir jūs matytumėte savo sūnaus akis ir pasakytų, sakykime, neduok Dieve, sakau, kad padėk man tėti, šiuo įstatymu jūs negalėtumėte vadovautis ir padėti savo sūnui. Deja. Todėl mes ir pasakome, kad mes užkertam galimybę tam tikrais atvejais giminaičiams įsikišti tam tikros procedūras, nesvarbu ar jaunas, ar senas, jeigu tu turi materialinių kažkokių tai paskatų atlikti vieną ar kitą veiksmą, tu nedalyvauji tame. Niekur tu nedalyvauji. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas, nes dažnai žmonės klausia. Tai, kai sako, pensininkas turintis turto, giminaičiai sugalvos, jie niekur nedalyvauja. Pats žmogus tik galėtų apsispręsti. Iš anksto arba tuo metu. Gerai, dar tada
atsakyti. Ne, aš visieną galiu pasakyti vieną, tai suklaidino vis Andrius sakydamas, kad visa pasyvėja tą autonaziją, kad jie gali, iš tiesų negali, ta bažnyčia nieko nepritarė ir bet kuri savižudybė yra. Čia nesavižudybė, čia tiesiog gydymo netaikymas. Ne, jūs patys sakote, ir bažnyčia pripažįsta, nepripažįsta šitoje vietoje, galiu pasakyti. Tai gal supratot mane. Ir šitoje vietoje aš visiems galim daug diskutuoti, daugiau argumentų pateikti, bet visiems vienas dalykas, ligonis toj būsenoj, jis negali pats spręsti ir to labiau, aš manyčiau, nereikėtų padaryti įkaitus kitus žmonės, turime tarpę ir gydytojus, ir tame tas, kuris gydytojas suleis tos vaistus, nes tai jau savotiškas visgi darosi kaip ir budelis, nes jis turės tą dalyką padaryti. Aš netaip suprantu, tai yra ne budelis, tai yra žmogus, kuris padeda. Ir sakau, nespręskime už kitus. Jeigu nebus tokių žmonių, pareigos imperatyvo, kad tas žmogus privalo atlikti, negali būti šitoje valstybėje. Jeigu nebus tokių žmonių, niekas jo ir neprivers. Tai va čia nemaišykit. Turiu dar vieną klausimą, čia galima sakyti, kad tai ciniškas požiūris, tačiau daugelis dalykų visose socialinėse paslaugose, taip pat ir šito, jeigu įvardinsim tai kaip socialinę paslaugą, remiasi į tokį reikalą kaip pinigai. Ir ar neištiks taip, kad, žiūrėkit, štai vienam, kuris turi tiek pinigų, tai bus, kaip jūs sakot, vienokie vaistai ir vienokios procedūros, kitam, peiliukas ir instrukcija, kad vienas patogiau pjautis išilgai. Tai čia tas dalykas. Nežinot, kaip ir Titaniku plaukia įvairios klasės žmonių ir įvairios klasės keleivių ir viskas kitaip susiklostė. Tai kaip čia dabar išeis? Aš galiu pakomentuoti, kaip aš įsivaizduoju bent jau šito įstatymo, kaip jis galėtų būti įgyvendinamas arba kaip galėtų būti finansuojamos tokios paslaugos. Tai aš esu tikras, kad tai turėtų visų pirma būti iš ligonių kasų. Tai jokių negali būti diskriminavimo, ar tu turi pinigų, neturi. Jeigu tikrai atėjai iki tokios būsenos, tai turėtų būti finansuojama iš ligonių kasų. Kaip yra kitam pasaulio, kitoj pasaulio pusėje arba kitose šalyse, tai žmonės apsimoka patys. Ir vėl iš karto kirba abejonė, žiūrėkit, tai gerai, tam, kuris turi pinigų, tai galbūt labiau apsimoka jį ilgai gydyti, o labiau tam, kuris pinigėlių neturi ir ligonių kasos finansuoja tik tai tą gailestingumo aktą, tai gal pigiau gailestingumo aktą pritaikyti. Žinot, kaip pasitaiko. Gal valstybė tuo metu bus finansinė krizė ir reikės taupyti sodrą. Jūs įsivaizduojate, kad politikai tokį sprendimą? Aš visiems, šitoje vietoje, matai, gal pats nesi susidūręs. Principinis dabar dalykas praktiškai jau dabartiniu metu, kadangi pusę metų, kai žmona mirusi, 12 metų prasirgo vėžiu, tai aš galiu pasakyti, jau dabartiniu metu gydymo stadijoje nusprendžia, ar tu esi perspektyvus ligonis ar nesi. Ir jau šitoj vietoj, jeigu tavi numatė, kad tu reikia numarinti, tai gali jau iš karto ten netaikyti, ką jūs ir sakot, vaistus tokius neperspektyvius, tik pasyvius vaistus, kurie yra tik palaiko gyvybę. Ir tada ateisim iki kitos pačios formas, kur jūs jau sakysit, kad reikia būtinai jam taikyti šitą įstatymą. Bet gal tada ponas Burba teisus, gal jau dabar tai egzistuoja tada? Tai aš galiu pasakyti, aš manyčiau šiandien iš tiesų, kas gali paneigti, kad šitie dalykai visa neegzistuoja, kad piknaudžiavimų gali būti, nes visgi žmonės darosi kai kurie turtingesni ir kad mirčių kaip yra, kad ir nužudimų taip. Ir čia vienas iš nužudimų būdų, tai aš manyčiau tikrai tokių yra dalykų. Tik aišku, gal ne viską labai sudėtinga išaiškinti, nes kaip bebūtų mūsų, mes matom, ekspertai visą medicinos nėra tokie stiprus ir mes matom tankiai ir kada buvo ir Kedis žuvęs irgi prašym kitų pagalbas būtent užsienio specialistų. Tai šitoje vietoje aš manyčiau visko gali būti ir šitoje vietoje reikia visgi stiprinti pačią mediciną, kad kuo mažiau būtų tų klaidų ir kad daugiau žmogus būtų apsaugotas. Aš pritarsiu, kolega, tikrai 100% ir būtų mano valia, aš plėšiu paliatyvinę slaugą. Tai yra, kai yra tiems žmonėms, kurie jau yra nepagydomi terminalinės būklės, būtų suteikta galimybė gauti paliatyvinę slaugą pilnai tiek, kiek jam reikia, metus ar mėnesį ar taip toliau. Bet aš esu realistas. Nei vienoj pasaulio valstybėje nėra taip, kad būtų kompensuojama 100% gydymo išlaidų ir 100% pacientų būtų aprūpinti 100% gydymu. Mes kalbėkime apie kitą problemą, kuri yra didelė. Kiek yra žmonių, kuriems tikrai, kaip jūs sakot, dabartinė medicina gali padėti gyventi ir pakankamai oriai, bet jų gydymai kainuoja 10 000 litų per mėnesį. Ir daugiau yra. Tai
koks žmogus gali išlaikyti tokį gydymą savo, o valstybė dėja pasako, mes turime tik tai tiek pinigų. Tai va čia yra didelė problema ir kaip tai spręsti, tai aš nežinau, bet aš sakyčiau ir atleiskite man už tai, už mano tokią nuomonę, kad aš tikrai sukoncentruočiau savo dėmesį į tuos žmonės, kuriems dar galima padėti, kuriems tikrai vaistai gali prailginti gyvenimo kokybę ir jie nesikankina. O tie žmonės, kurie kankina, bent jau, jeigu mes negalim, o valstybė dėja negali užtikrinti pilną gydymą, kaip jūs sakote, vaistus ir kaip yra dabar išleidžiami tie 4 stadijos vėžininkai į namus, numirti oriai, kas yra baisus dalykai, tai jeigu jau negalime užtikrinti jiems gydymo, tai bent jau padėkime jiems oriai išeiti. Bet aš kaip tik, Andriau, šitoje vietoje, nesenai Joniškį ligoninėje lankiausi ir atrodo toks nedidelis rajonas, įsirenginėja būtent vadinamas tokias, kaip paskutinio, viso to sirgimo stadijoje, kada yra ligoniai. Ir kaip jas įrenginėja ir pamačiau, kaip jas puoselėja tas palatas. Tai ne tokio lygio nėra kitos palatos, kaip būtent šitiem žmonėm. Ir sudarytas visas sąlygas, kad būtų būtent šalia artimieji galėtų būti tas ar 2 dienas, ar 10 dienų, jeigu reikia ir mėnesį, kad būtent būtų oriai galėtų išeiti iš gyvenimą. O mes dabar siūlom kaip tik, kad jis greičiau išeitų. Aš man sakau, netinka tas dalykas. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm kaip tik padėti, kad tas žmogus kiek galėtų ilgiau pabūtų dar kartą su artimaisiais, kad jis visą būtent būtų prižiūrimas. O kaip situacija, jeigu neturi žmogus artimųjų, neturi, visiškas ten našlaitis arba visiškai senas žmogus miršta, neturintis vaikų ir kurį giminaičiai pamiršo. Kas tada dalyvaus konsiliume, man įdomu? Aš galiu pasakyti visų pirma, kur tas žmogus bus. Jūs dabar pasakojate apie Joniškį, kuris yra puikus pavyzdys, aš labai džiaugiuosi, bet jūs nuvažiuokite į kokią slaugos ligoninę, pamatysit 8 žmonės vienoje palatoje guli, vienas springsta, kitas baisus vaizdai. Tai mes dabar kalbame, kad čia dabar yra tokių galbūt vietų, yra galbūt galimybių, kažkas padėjo ir daug dievė, kad taip visur būtų, bet gyvenimas yra kitoks. Gyvenam biškai kitokioje valstybėje, atsipeikykim. Negalime padėti visiems. Labai norisi padėti, bet tai nekankinkim. Kai dabar sako, jeigu kenčia, reiškia taip turi būti. Negali tai būti. Nepadedam žmogui, tai bent jau neužkirskime jam teisės, galimybės pačiam priimti sprendimą. Ar jūs jaučiate už tą žmogų? Jisai yra, jis yra tikrai konsiliumas, kaip sakote, pasakė aiškiai, tikrai yra dienos suskaičiuotos. Eutanaziją atliekantis gydytojas konsultuojasi su specialistais, kurie negydė šito žmogaus. Konsultuojasi su tuo gydytoju, kurį gydė jį, su begalė sako, viskas, žmogus pūva, jam niekas nebepadės. Ir jisai jaučia, jisai verkia iš skausmo, kliktinai klykia. Ir ką jūs galite pasakyti? Tegu pabūna dar. Aš galiu pasakyti. Mėnesį, dar 2 mėnesius. Šiandien mes visiems turim tokią dalyką, kad visgi, ką aš prieš tai sakiau, tai kad piknaudžiauti šito įstatymų yra labai daug landų. Nėra landų, jūs paskaitykite įstatymą. Aš galiu pasakyti, jūs dėl to, kad jūs tik tais matot pačią galutinę rezultatą. Va šitoj vietoj mes patikrinsim, pažiūrėsim visą kitą, taip jisai. Bet prieš tai jį gali tenai, sakykime, iš anksto nuodyti, duoti netokius vaistus, visa nebėra atsakomybės. Tai yra baudžiamoji atsakomybė. Tai aš galiu pasakyti, kas įvertins. Ir paskui pasakys, nusižudyti. Dabar atvirai šnekant yra tikimybė tai, kad padarys skrodimą ir visiems pripažins visą vieną ar kitą nusikaltimą. O kada bus nusižudęs, nieks nieko nebedarys. Viskas. Jis pats pasirinko šitą dalyką. Bet kokiu atveju aš manyčiau, nežinau, kokie kaštai, aišku, kainuotų, kiek tų žmonių tokių atsirastų. Bet tai pagal tą, ką mes turim statistiką, kiek pas mūsų nusižudo, tai galiu pasakyti, aš manyčiau, tiek panašiai padaugės tų, kurie ir norės visą taip gyvenimą pabaigti. O tai yra jau katastrofa. Tai nėra katastrofa, tai yra pasako baisiausią dalyką, kad jeigu tai žudosi iš ligos, tai yra baisus dalykas. Mes įteisinus šitą įstatymą, sukursim aplinką, kurioje pacientai jausis esantis visiškai našta sistemai ir bus priversti prašyti padėti jiems kitiems nusižudyti, kad jiems padėti nusižudyti. Va, ką mes sudarysim tą. Tai va šito reikia labiausiai bijoti. Gerai, kadangi nors kalbamės tikrai iš tikrųjų įdomiai, tačiau laikas po truputį į pabaigą. Noriu iniciatyvos autorius paklausti, nepavyko pirmą kartą per Seimą pramušti jūsų idėjos, tai jūs, kaip suprantu, neketinat nusileisti. Ne. Ir kaip jūs prognozuojate, jūs šitoj kadencijoje ką nors pasieksit ir kaip toliau viskas vystysis, kaip jūs galvojate? Aš jau pradėjau rinkti parašus ir kai mano buvo toksai tikslas, galbūt buvo
labai greitai šitas įstatymas užregistruotas, nes tikrai aš norėjau suspėti į pavasario sesiją, buvo tam tikras deadline'as, nors metus laiko aš tą įstatymą ruošiau. Tai konservatoriai labai, tam tikri, sakykime, kolegos labai asmeniškai priėmė tai ir be jokių argumentų, tik tais emocijom vedami suagitavo kolegas ir aš manau, kad didžioji dalis, galiu drąsiai pasakyti, tikrai nebuvo skaitę šito įstatymo ir nesinagrinėjo, tiesiog pasakė, na, maždaug čia neįdomus teisės aktas. Tai aš tikiu, kad aš įtikinsiu kolegas ir mes pateiksime pavasario sesijai tikrai šitą Paskutinis klausimas, jūs įstatymą skaitėt ar tik tai emociškai? Galiu pasakyti, įstatymą skaičiau tikrai ir pirmą, ir dabar, ir ten galiu pasakyti, kas yra prieštarauja vienas kitam, kur vienoje vietoje tokie punktai nurašyti, kad ten 5 bus gydytojai, kitur jau 7 pagal ministerijas išdėlioti. Bet tai yra komisija ir konsiliumas, du skirtingi organai, neįsigilinot ir nežinot. Bet aš galiu pasakyti, yra ir daugiau dalykų. Bet aš neįsigilinot, nesuprantat įstatymą, tai komentuoju. Įstatymas labai gana aiškus. Kad tai norim įteisinti savižudybę. Ir tai gana aiškiai pasakyta. Tai bet kokiu atveju šitoj vietoje aš galvoju, kad tikrai Seimas nepriims šito įstatymą ir bet kokiu atveju dar kartą aš galvoju, kad Danija, visa ten Olandija, mums visa nėra pavyzdys šito šalis, kurios ten yra tik tais 8 pasaulyje ir mums per anksti apie tai galvoti. Kągi, diskusija buvo įdomi, matysim, kaip dėl to balsuos Seimas, ar pakaks tam šios arba kitos kadencijos Seimo, ar pakaks tos diskusijos, kiek galbūt tas klausimas kils, galbūt reikės kažkokių referendumų, turim ir tokį institutą. O šį kartą pašnekovom už pokalbį dėkoju ir iki kitų kartų. Ačiū už kvietimą. Visą dieną.